Meno kūriniai dažnai tampa mūsų emocijų, prisiminimų ir asmeninės patirties atspindžių. Šie du paveikslai Nemo ir vaikystėje žaisdavau su barbėm yra puikus to pavyzdys, atskleidžiantis tiek asmeninės patirtis, tiek pasaulinės temas. Pirmasis paveikslas Nemo yra įkvėptas pasaulinio garso atlikėjo laimėjusio Euroviziją. Nemo, kuris išsiskiria savo drąsiu stiliumi ir identiteto laisvę, tapo šio paveikslo centru. Šis paveikslas atspindi laisvę ir saviraišką, kurią simbolizuoja ryškios spalvos ir energingas judesys. Žalias fonas ir rožiniai drabužiai kontrastuoja, išryškindami veikėjo džiaugsmą ir gyvybingumą. Nemo reprezentuoja identiteto įvairovę ir savęs priėmimą. Tai yra universalios vertybės, kurios įkvepia žmonės visame pasaulyje būti savimi ir nebijoti būti skirtingi. Antrasis paveikslas vaikystėje žaisdavau su barbėm, sukelia nostalgiją ir grįžimą į vaikystės prisiminimus. Barbė kaip pasaulinis kultūros simbolis čia atspindi ne tik asmeninius žaidimus ir fantazijas, bet ir platesnę diskusiją apie lyties stereotipus ir jų įtaką vaikystėje. Paveiksle vaizduojama barbė su ryškiais plaukais ir raudona suknele, kurios kontrastuoja su ramiu žaliu fonu, kuria šiltą ir nostalgišką atmosferą. Šis kūrinys kviečia mus apmastyti mūsų pačių vaikystės patirtis ir kaip jos formavo mūsų dabartinį suvokimą apie save ir pasaulį. Šių dviejų paveikslų sąveika parodo įvairias žmogaus identiteto ir saviraiškos formas, pabrėžiant jų svarbą tiek asmeninėme, tiek visuomeniniame kontekste. Parodos erdvė šviesi ir atvira, padeda išryškinti šios kūrinius, suteikdama jiems erdvę įkvėpuoti ir būti pastebėtams. Ši vieta tampa puikiu fonu, kuris padeda žiūrovui susitelkti į meną ir jo perteikiamas emocijas bei mintis. Šiais paveikslais siekiu ne tik parodyti savo asmeninius išgyvenimus, bet ir prisidėti prie globalių diskusijų apie saviraišką, identitetą ir mūsų vaikystės įtaką. Manau, kad menas turi galę ne tik atspindėti mūsų pasaulį, bet ir jį keisti, kviesdamas mus apmastyti ir pervertinti savo pačių patirtis ir įsitikinimus.